Šiame video sužinosi, kokie yra 3 pagrindiniai žingsniai, kad žmogus pakeistų savo gyvenimą, kad jo gyvenimas pasikeistų kardinaliai. Yra 3 paprasti žingsniai. Aš esu Petras Pasterpskis iš alfavyras.lt. Ir kaip mes kiekvienas iš esmės transformuojamės, mes kiekvienas tampame vis kitokiais, vis labiau save pažįstame, išmokstame vis kažkokių naujų dalykų, juos pritaikome. Ir gali pastebėti, kad vieni žmonės turi geresnius rezultatus, tam tikrose srityse, galbūt visose, o kiti turi prastesnius rezultatus. Vieni iš esmės auga, o kiti leidžiasi. Ir yra 3 žingsniai. Yra paprasti 3 žingsniai, kurie gali transformuoja bet kurio žmogaus gyvenimą. Ir kai tu dalyvauji mokymuose, galbūt eini į seminarus arba žiūri video, iš esmės, jeigu šitie 3 žingsniai vyks, tai automatiškai tu gali kardinaliai pakeisti savo gyvenimą įvairiose srityse arba toje srityje, kuri yra silpniausia, kurią tu nori susitvarkyti. Ir pirmasis žingsnis, galim sakyti, yra nulinis. Tai yra tada, kai tu nusprendi, kad tau reikia kažką apskritai keisti. Kai tu nusprendi, kad tu nori būtent išmokti, pavyzdžiui, bendrauti su moterims, kad tu nori laisviau bendrauti, kad tu nori galbūt susirasti moterį, žmoną, turėti jau šeimą. Galbūt tu nori daugiau uždirbti, daugiau kažką nuveikti, pakeliauti. Tam reikia pinigų, galbūt reikia pataupyti. Kai tu supranti, kad turi problemą ir ją nori spręsti. Pirmas žingsnis, tu pradedi ieškoti informacijos. Ir daugybė žmonių ieško informacijos, kaip galėtų išspręsti vieną ar kitą problemą. Ir kodėl vieni žmonės nepasikeičia radę informaciją, o kiti pasikeičia, yra paprastas dalykas. Tam, kad įvyktų transformacija, antras žingsnis yra tas, kad tavo elgesys turi pasikeisti. Tu nebegali elgtis taip, kaip elgėsi prieš tai, nes tu gausi lygiai tokius pat rezultatus, kokius gavai prieš tai. Ir pavyzdžiui, kai tu išmoksti arba supranti, ko nori moteris ir kaip tapti pasitikinčiu, tavo elgesys gali pasikeisti, tavo kūno kalba gali išsitiesti, tu gali šiek tiek sulėtinti savo kalbėjimą, tu gali jausti viduje didesnę ramybę, iš tos ramybės nebus skubotų kažkokių judesių, nebus kitų žmonių galbūt pertraukinėjimų, nebus greito kalbėjimo labai, kai sunku suprasti. Ir bet kurioje srityje su finansais gali tavo elgesys pasikeis taip, kad tu pradėsi skaičiuoti pinigus, pradėsi žiūrėti, ką apsimoka investuoti, ką ne. Supras, kad galbūt telefonas tau net neš tokios didelės vertės, kaip kokie nors mokymai. Tu pradedi suprasti ir pasikeičia tavo elgesys. Tam tikroje srityje, į kurią tu gilinais, sužinoji. Ir yra trečias lygis, kaip sakant, išmokimo, išsimokymo, ir tai yra transformacijos lygis. Tame lygyje iš esmės pasikeičia tavo elgesys visose srityse. Pavyzdžiui, tu gilinasi į santykių sritį, tai tavo elgesys keičiasi santykius su moterimis, galbūt santykiuose su šeima, su bendradarbiais. Bet, pavyzdžiui, kitos sritys kaip finansai, galbūt fizinis kūnas, dvasinis pasaulis gali nieko nesikeisti. Ir kai yra trečias lygis pasiekiamas, tai reiškia, kai iš esmės tu transformuojasi ir tai vyksta tada, kai tu pats save pradedi matyti visai kitaip. Tu kai žiūri save veidrodį, nebematai to mažo berniuko ar mergaitės, kuri kažko nesugeba, kuri nemoka, kuri verkšlena, kuri kažko negali. Tu savęs taip nebematai. Tu matai save kaip pasitikinti, daug ką galinti nuveikti, galinti save realizuoti, galinti pasiekti savo tikslus. Tavo matymas apie save patį pasikeičia, tavo nuomonė apie save patį pasikeičia. Ir tu nebesi tas, kuris kažko negali, kuris pasiteisina, kuris galvoja, kad viskas savaime praeis, viskas savaime išsispręs. Tu toks nebesi. Tu save matai visai kitokį. Tai yra pasikeičia tavo matymas į save, pasikeičia tavo paveiksliukas apie save patį. Mes kiekvienas turime paveiksliuką, kokie mes neva esame. Kartais mes iš tiesų tokie nesame, mes norime tai kažkaip demonstruoti išorę, bet viduje to nejaučiam.
Ir kai būtent pasikeičia paveiksliukas apie save patį ir tu tai jauti viduje, kad tu tikrai tai gali, kad tu esi visai kitoks, kad tu esi pasiteikiantis, tvirtas, užtikrintas, laimingas, patenkintas, kad turi daug galimybių, kad gali švęsti ir būti laimingas dabar su tuo, ką turi ir eiti link daugiau, pasikeičia tavo elgesys visose srityse. Tu pradedi prisimti atsakomybę visose srityse. Nes tu pradedi, kad savaime taip greičiausiai niekas nesuveiks. Jeigu nėra aiškaus tikslo ir kai ateina ta transformacija, kai tu pats matai save visai kitokį, tada keičiasi aplinkui viskas kardinaliai. Būtent yra 3 paprasti žingsniai, kurie įvyksta ir kurie turėtų įvykti ir kurie įvyks, jeigu tu iš esmės nuspręsi būtent transformuoti savo gyvenimą, galbūt pakeisti santykius su moterimis, galbūt daugiau uždirbti, kad ir kas tai būtų, tai bus 3 žingsniai šitie. Tai yra noras išspręsti problemą, elgesio pakeitimas ir būtent 3 dalykas, tai yra pasikeisti tavo paveiksliukas apie save patį. Tu visai kitaip save pradėsi vertinti, save pradėsi mylėti, džiaugtis savimi ir to džiaugsmu aišku dalinsis ir su kitais tave supančiais žmonėmis. Paprasta. Todėl visi mokymai gali tau neveikti, jeigu būtent nepasikeičia elgesys, nepasikeičia matymas savęs visoje kitokio. Tai tiek šiame video. Čia su tavimi buvo Petras Paserbskis iš alfavyras.lt. Jeigu tau patiko šitas video, prenumeruok šitą Alfa Vyras TV mano kanalą. Parašyk komentaruose galbūt klausimą, savo nuomonę, atsiliepimą. Man tikrai yra reikalingas atgalinis ryšys, jis verčia tobulėti. Gali šitą video pasidalinti su draugais, kuriam gali būti įdomu ir gali patikti. Ir ačiū, kad žiūrėjai. Iki pasimatymo būtent kitose mano video. Iki.